Nuvalysim aparatą. O čia vat matom, kas gyvena. Skanaus. Ir, ką aš galiu pasakyti, žmonės kažkaip sugebėjo iš jo kavą gerti. Profilaktikos nematęs ir vat, kažin ar iš čia matęs ir įprastą valymo tabletę. O po to pradeda, kaip sakant, skūstis, kad Lukoilė kava geresnė. Ką, prireiks dulkių siurblio standartinio. Tiem voratinkliam susirbti. Tai va, voratinkliai jau išsirpti, kas bus daroma, bus ardomas ištrauktas presas, išardytas, išvalytas, taip pat kavos malūnėlį ardysim, šveisim, kadangi situacija tenais yra ypatingai neskaniai atrodanti ir patikrinsim vamzdukus galimai irgi išvalysim, įskaitant ir jų vidų, taip pat nukalkinsim aparatą ir kiek įmanoma, kaip sakant, padarysim kaip naujos būklės jį. Turėtų būti tokia pat skani kava, kaip ir iš naujo aparato. Švantavimą išsuksim šitą varžtą, anoj pusėje 2 varžtai, apatinis varžtas ir tas presas turėtų išsitraukti. Taip pat šitą varžtą reikia išsukti ir presas išsims. Va ir kad brewing grupė išsimtų, reikia ištraukti šitą kontra dačiką, kaip čia vadinti, kontra žodžiu. Atkabinti šitą ir atkabinti viršutinį ir brewingą galima plauti. Presą galima plauti. Aha, čia tai apalas toksai jau susidaręs. Va, presas ištrauktas. Tai kai klausia, ar turi presą, sakau, turiu. O kai klausia, kaip čia tau pavyko, iš kur tu čia tą presą gavai, tai sakau, prie jūros. Tai stebisi, kad gulint prie jūros galima presą turėti. Tėvelio bajeriai. Čia atsuksim. Va, kavos pupelės išgelbėjom ir valysim viską. Va, nuėmėm. Gumos minkštos dar. Malūnėlis atrodo geros būklės, bet jį vis tiek reikės išvalyti, pravalyti. Nes čia yra prisikaupę visokių labai senų kavos sąnašų. Va. Išsiurbėm, nuimsim gumą. Ir čia voratinkliai. Va, atidėsim. Čia gražiai viską. Dabar pats malūnėlis. Atsuksim šitą varžtą. Taip pat ištrauksim šitą fiškę. Ir tada atjungsim šituos kontaktus. Ir trauksim lauk malūnėlį. Va, fiškė atjungta. Taip, šitas baltas kišasi šitą raudoną. Raudonas lieka, o tas pasijungia korpusą, juodas laidas. Ta juodą laidą atjungiame nuo malūnėlio. Reikės 2 rankų. Va, atjungiame malūnėlio kontaktą šitą. Tai čia juodas pasiduoda minusas, o pliusas statosi į šitą kreidlą, į dėkliuką ir prisijungia šitas baltas. Šlangučių šitų nusprendžiau nenuiminėti, kadangi yra labai skaidrios, švarios, gražios, tai jų nenuiminėsiu, bet atliksiu papildomą nukalkinimą, kad, kaip sakant, viskas prasivalytų. Tai va, čia separatorių būtų gal gerai atskirti, tai bandysiu gal jį išimti, žiūrėsiu, kiek čia tai vamzdukai, bet irgi vamzdukų būklė gan jie švarus yra,
tai bandysiu tiesiog nuimti ir išvalyti visą mazgą nuo pat talpos vandens iki to separatoriaus, nežinau netiksliai kaip jis vadinasi, kur išsuka vandenį ir padozuoja į pompą. Ir va šitą visą mazgą dar išvalysiu. O čia, kaip minėjau, gražu, švaru. Tiesiog va matosi skaidrus, gražus, būtent iš to kaitinimo bloko įeinantis ir išeinantis vamzdukai. Tai va, čia jau pravaliau dulkės sausai, papildomai tokius va kavos gabaliukus dar išvalysiu atskirai su maža šluoste. Ir iš tos pusės jau galim sakyti pakankamai gerai jisai pravalytas. Ir sėkmingai ištraukiau šitą šlangutę. Ją paliksiu prijungtą prie to separatoriaus. Būtų įdomu iš tikrųjų, kas lietuviškai pasakytų, kaip šitas komponentas vadinasi. Ir va, o kitą irgi lygiai tokį pat principą nuo bako talpos filtruko atkabinsiu. Tai čia setelis tiesiog, kuris jungiasi su vandens baku. Čia šlangą išstūmėm pro tą skylę ir būtina ją išvalyti, nes labai purvina vandens padavimo iki pat pompos šitą sistemą. Va, išėmiau šitą komponentą. Eisiu valyti šlangutės, bet kiek matau, nežinau, ar pavyks parodyti, bet yra labai nešvarės viduje. Va, matosi tiesiog privaryta juodo šūdo, tokio baisaus geležies ir visų mangano. Tai va, nu va ir matosi, ant kiek viduje yra brudo. Tuo tarpu šitą irgi reikės atsukti ir išvalyti, nes viduje tikrai bus priskretę. Palieku įsivaizdavimui. Tai dabar matot, net pilkos. Tai išplovus pamatysite, kokios bus. Va, šitą atsuksim irgi. Praplausim. Švarus atrodo šiaip pakankamai. Sumatęs ir baisiau. Nu, va, palyginimui, kaip atrodo išplauta šlangutė ir kaip atrodo neišplauta šlangutė. Va, išimsime, sutvarkysim snapelį. Čia ištraukiau šitą perichodniką. Tai va matosi, ant kiek purvinas. Išvalysim. Šitą irgi. Nu va, čia ta vieta, per kurią bėga kava. Tai matosi, koksai brudas jau susikaupęs. Ir snapelis. Valykas tampelį reikės išmontuoti visiškai, kad praplauti. Nu ką, šitą varžtelį išsuksiu ir šitą varžtelį išsuksiu, kad priekį visą nuimti. Gerai, čia bus dar sunkuka vieta. Dar bus sunkuka vieta, priekį atskyriau, bet reikia išsukti šitos 4, kad išsimtų snapelis. Čia vienintelė tokia sudėtingesnė vieta. Visi kabeliai, laidai, šitie bandysiu netjunginėti. Nu va, presą atgal sumontavau. Čia švaru, presas švarus, visi padavimo vietos irgi švarios. Balonėlis išvalytas. Nu va, surinktas presas išvalytas, malonėlis išvalytas, vamzdukai, nutekėjimo į snapelį išvalyta, kas dar čia, padavimo visos vietos, voratinkliai išvalyti, išplauta, kur pasiekiau, dar nuimsiu šitą dangtį, išplausiu, kadangi toks apdulkėjęs, šio įtakos kavos kokybė nedaro, bet vis tiek toksai negražiai apdulkėjęs, tai atsuksiu, išimsiu, išplausiu, išvalysiu.
Kas dar? Šiaip palyginus gan lengvai ardomas, lyginant su, tarkim, kitais aparatais, visgi jūra. Nu, va, sistema užpildyta. Užpilta kavos pabelių, presas švarus, jau mala gražiai. Ir va, pavyko pasidaryti kavos neblogos. Nu ką, aparatas sutvarkytas. Dar aišku reikės nukalkinti jį profilaktiškai, bet švaru, gražu, skani kava. Nu ką, skanaus.